Pirmadienio rytas. Slidinėjimas prasideda, bet pūga kokia, jūs patys matot. Matomumas kokių 15 metrų. Sėdžiu keltuvė ir taip dviprasmiškas tokios labai nuotaikas. Matomumas štai koks. Virš 2 kilometrų siaučia pūga. Na ką, pabandysiu dar vieną trasą čia viršui nučiuožti, paskui gerą teks į apačią leistis, nes čia matomumo visai nėra ir didelio malonumo per tokį orą čia žiūrėti nėra. Atrodo, mano slidinėjimas šiandien baigėsi. Raudonoj trasoj kritau, slidė neatsisegė ir žiauriai, kas čia dedasi, žiūrėkit. Kai davėsi į tą trasos žymę vienas slidininkas, nusivaliojo. Mane taip žiauriai buvo, bet posūkį dariau, pataikiau slidę priekiu į pusnį ir per kelią jinai taip susisuko, neatsikabino. Šiaip netaip nusileidau stačią dalį. Dabar dar liko iki miestelio daug, bet gera žinia, kad ten mėlyna trasa jau eina. Tai iš lėto kažkaip gal nučiuošiu. Žiūrėsim, liktai man atrodo raištis netruko, tai aš būsiu labai laimingas, jeigu tai atsitiko. Tos pažįstos kojos, atsispyriau ir pajutau labai stiprų skausmą, nuo kurio šliauždamas į trasos kraštą taip išlengvojau. Tai mano slidinėjimas šiandien baigėsi. Nu, atvažiavo manęs pagalba, mane veža į ligoninę. I'm making movie about my accident. Yeah. Nu, per pusvalandį ir atsidūriau apačioje. Eisiu magnetą darytis. Įdomi šiandien iš tikrųjų diena labai gavosi. Nes štai kas. Turiu tokią vat koją. Šitie bus geriausi mano draugai, artimiausias kažkur 2 savaitės. Svarbiausia, kovinė dvasia išliko. Tai ir gera žinia yra, kad kryžminiai raiščiai pas mane ant va tiek laikosi. Padarė magnetinę tomografiją, ar kaip ten jinai vadinasi. Ir pasirodo, raiščiai nenutrūko. Tai gali būti gal stebuklas netgi toks įvykti, kad prasisuksi be operacijos. Nu ką, iki kitų kartų. Saugokit save.